Iš tokių gerų dalykų tai yra kuprinė, pats tokią pačią turiu, tik tai senesnio modelio, čia matau, jinai yra jau patobulinta. Kas joje yra labai gerai, tai jinai turi kvėpuojančią nugaros sistemą ir taip pat sutvirtinimus pačiai nugarai. Einant į didesnius žygius, keliaujant, ypač, pavyzdžiui, vaikai pas mus irgi su tokiam keliauja, tai neprakaituoja nugarą, nepavargsta nugarą ir taip pat jinai turi pakankamai minkštos petnešas, sutvirtimą ne tik pečių, bet ir juosmens lygyje su visa fiksavimo sistema. Taip pat šitas modelis, jisai atkeliauja su apsauga nuo lietaus, tai jeigu lietus lyja, tai žygio metu tikrai nėra problemos ją apsisaugot. Arba jeigu kažkur sustojama, tai nebaisu, kad jinai sušlaps, prisigers vandens ir sušlaps daiktai viduj. Be šitų dalykų, taip pat, kas man labai patinka šitoj kupriniai, tai jinai turi labai daug skyrių, skyrelių, turi šoninės kišenės, didelę ertmę ir mažesnę šiek tiek. Ir taip pat turi vidinę kišenėlę ir išorinę kišenėlę susidėti daiktam. Atsegus šoną galima viską išsiimti per šoninę pusę, kas atrodo keista, bet tokių yra tikrai gerų pramastymų. Ir be tų skyrelių dar turi visokių tvirtinimo taškų. Tai reiškia, kai kuprinė apituštė, jinai yra sutvirtinama ir sumažinamas jos tūris, kai reikia daugiau prisikrauti daiktų, tai tada jinai išsiplečia ir galima sutalpinti žymiai daugiau daiktų. Šita pati kuprinė yra 38 litrų. Tai pakankamai talpi kuprinė visos dienos žygiui tikrai per akis, ypač jeigu keliauja vaikai. Be šitų dalykų, kaip jau ir minėjau, turi labai daug visokių dalykų, kurie padeda pritvirtinti įvairius daiktus. Ar tai būtų kirvis, pjūklas, ar kažkoks kitas inventoriaus žygio lazdos, ko tik tai gali prireikti žygio metu.